Pasiekėm Taliną, lauksim kelto, mašinytė mūsų čia, turim kelias valandas praleisti. Turistai. Štai mes jau prie kelto. Čia glauniausias turistas. Čia numeris 2. Nu, ekipažas čekinus praėjęs, laukia kelto. Laukia. Gal kavos? Kągi, lendam į keltą. Nu ką, turisto Lituano. Very good. Very good. Trip very good. Trip very good. Trip very good. Daugelis saldainiukų rojuje. Čia anyžių, kiek renkama anyžinių saldainių. Nežinau, mes ieškom dar. Čia niekas nežino. To niekas nežinojo. Pasveikinti Helsinkį.
Mindaugėlis sau žvejoja. Nu va, hebrytės daiktai, suruošti išvykai, laukiam kelto. Kelto, laukiam. Ką jūs, Šarūnai, galit pasakyti? Nieko, laukiam kelto. Pasiruošę žvejybai? Jau pavargau namo nuo. Antradienį bėgsiu iš salos, plaukti. Peiliai pagalasti, gerklėm pjauti. Jo, Viskas gerai. Ką jūs, Astutė, galvojat? Plaukų žuvies kera. O jūs, ponas Mindaugai, ką galvojat? mes siunčiam reportažą Monikai. Tiesioginį, kaip mūsų filmuoja, kaip mes pakuojamės ir važiuosim. Eterį. Važiuosim. Bet aš apie žvejybą. Šiaip tu nežvėjo pažiūrėjai, turbūt, ne? Aš jau pažiūrėjau. Ai, tu pažiūrėjai. Nu, Mindaugelis jau pažiūrėjo, prigaudė žuvies, eisim kepti. Parodyk, kiek prigaudė. O aš ką galvoju? Aš galvoju, kad mums turėtų pasisekti. Nu, atvaro mūsų ilgai lauktas keltas. Toj bus boardingas. Visi jau laukia kelto. O keltas va čia atvyksta. Toks vaizdas, kad čia elektrinis, be garso visai varo. Nieko čia gaudyti nereikėtų. Va, kajutę gavom. Čia būsim štai kajutė. Ką, laukiat, ponas? Laukiu, aš va mokinuosi žvejot, žmonės pagauna žuvį, o aš niekuoje. Gerai. Nu, kas čia parašyta? Paštas. Burbė neblogai. Burbė neblogai. Tai bus 2.2 dizelis. Ai, nu jo, tas padarynas, senas. Plaktukinis. O va. Pursliukai. Gerai, čia varom, ką? Va, mes jau atvarome. Pasakykit, mus prašom. Nu va, mes jau saloj, sveiki gyvi, atvykę. Grebliuojam iki chatos. Daiktai va nuvažiavo, o mes jau grebliuojam toliau. Saloj. Gimelis. Mištelis. Nu ką, berniukai ir mergaitės, mes chatoj, vyksta apžiūra. O, šaldikliai mažyčiai, po kokius 300 litrų kiekvienas. Štai virtuvė, turim virtuvę. Virtuvė yra su vaizdu į jūrą. Turim
svetainė, turim židinį, taurių keletą, stalo valgomojo, su vaizdu į jūrą. Taip, ir turim pasisėdėjimo kampą, su vaizdu į jūrą. Va, ir dar turim pirtį. Ne, jo, pirtį turim. Štai, turim pirtį. Ha. Turim švabrą, turim skalbenkę, turim dušą ir turim mane. Be vaizdo į jūrą. Tai va. O dar turim ir antrą aukštą. Kas čia antram aukšte kas? Astutė, pasakyk, kas antram aukšte. Ten spalnikas. Spalnikas. Tai va. Antram aukšte yra spalnikas. Gerai, biškiai einam atsipūst ir su vaizdu į jūrą.